Sveikos mielosios! Su jumis sveikinasi Eglė Terekaitė, esu Ajurvedos konsultantė ir šiandien pakalbėsime tokia tema, kuri atrodo nėra tokia reikšminga ir svarbi, tačiau Ajurvedas sako, kad be jos neįmanoma pradėti savo dienos ir būti laimingai, harmoningai ir sveikai. Tai yra ryto ritualai. Iš tiesų yra 5 pagrindiniai ryto ritualai, be kurių negalime pradėti savo dienos ir be kurių negalime pradėti net savo pusryčių, negalime sėsti prie pusryčių stalo. Ir šiandien aptarsiu tuos 5 ritualus, kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodys labai paprasti, o gal kai kam atrodys neįvykdomi kai kurie iš jų, tačiau jie turėtų tapti mūsų tokia rutina kaip valymasis dantų. Ir mes visi norime šiame gyvenime laimės ir sveikatos ir sakome, kad kai pradėsime rytą, tokia bus ir diena, ar ne? Dėl to rytą pradėti sveikai, harmoningai ir subalansuoti yra labai svarbu. Ir ačiū Ajurvedai, kuri mums nurodo, kaip mes turėtumėm save būdinti, kaip mes turėtumėm save prausti, kaip mes turėtumėm save prižiūrėti ir būti tame kūno, proto, sielos balanse ir harmonijoje. Taigi pradėsime nuo kelimosi. Pirmasis klausimas, kada reikia keltis? Iš tiesų buvo atlikta daug pasaulyje tyrimų ir buvo ištirti patys sėkmingiausi pasaulio žmonės. Ir visi jie, nors ir jie buvo visi labai skirtingi ir skirtingų lyčių, visi jie turėjo vieną ir tokią pačią savybę, kuri buvo ankstus rytinis kėlimasis. Iš tiesų keltis anksti ryte yra labai svarbu ir Ajurveda rekomenduoja atsikelti vėliausiai prieš 6 ryto. Aš pati tai taip pat taikau savo gyvenime ir jaučiu labai gerus rezultatus, jaučiu, kokia aš esu energinga ir kokia yra gera sveikata ir tiesiog kokia yra proto ramybė ir pozityvumo lygis. Todėl labai svarbu keltis prieš 6 ryto. Sakoma, jeigu atsikelime prieš 6 ryto, mes turėsime gerą sveikatą, turėsime pozityvumą, turėsime ramų protą. Nuo 6 iki 8 ryto tie žmonės, kurie keliasi, tai jau yra streso laikotarpis. Gamta jau yra pabudusi, visi žmonės jau kažką veikia, kažką skuba. Todėl reikėtų keltis tada, kada dar aplinkui yra tyla ir ramybė, kada bunda visa gamta. Mes esame gamtos neatsiejama dalis, todėl labai palanku apskritai yra keltis netgi kartu su Saulė. Tačiau kol tai yra galbūt kažkam nepasiekiama ir sunku, labai svarbu, kad atsikeltumėte prieš 6 ryto. Ką darome atsikėlus? Nereikėtų šokti iš karto iš lovos, reikėtų pakvėpuoti pilvu ir tiesiog taip pabudinti savo žarnyną, savo kūną, pajusti kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Ką daro pakvėpavimas pilvu? Tai pirmiausiai tai labai padeda, kad mes ryte išsituštintumėm ir išeitumėm į tualetą. Tai mes pažadiname savo žarnyną, savo skrandį, savo vidinius organus, tai yra dar vadinama savimasažas. Todėl, kai ryte atsikelsite, nereikėtų iš karto šokti iš lovos ar ilgai joje per daug ilgai užsibūti. Reikėtų sąmoningai 4 kartus įkvėpti, pilvas įsipučia, iškvėpti, pilvas susitraukia. Tai yra iš tiesų labai sveika ir taip mes pabudiname ir į savo kūną pripildome pranos. Tai yra prana, gyvybinė energija, ji kartu per kvėpavimą patenka į mus, į kiekvieną mūsų ląstelę. Toliau, ką turėtumėm daryti, tai turėtumėm pirmiausia eiti tiesiai į vonią, ne į virtuvę ir vonėje turėtumėm nusiprausti veidą ir nusivalyti liežuvio apnašas. Tai yra labai svarbus momentas, ypatingai liežuvio valymas, kadangi kaip mes miegame, organizme vyksta valymosi procesai. Ir ant liežuvio kartais atsikėlė, jeigu mes prieš veidrodį pasižiūrėtumėm iškištumėm savo liežuvį, pamatytumėm, kad ant jo yra baltų apnašų. Tai yra toksinai, kurie šalinasi nakties metu iš mūsų organizmo. Todėl labai svarbu, kad mes savo pusryčių ar rytinio vandens negertume ir neprarytume tų toksinų, kurie norėjo pasišalinti. Todėl ryte yra labai svarbu išsivalyti savo liežuvį, nusivalyti liežuvio apnašas. Kaip tai daryti, su kokiu gramdikliu tai daryti, aš galėsiu parašyti jums komentarus arba galite klausti manęs privačiai. Veido prausimasis atrodo, ko mes galime nežinoti apie veido prausimąsi. Bet veido praustis ryte reikėtų su šaltu vandeniu ir jį reikėtų prausti taip. Reikėtų apšlakstyti veidą vandeniu, vėsiu arba šaltu. Tada reikėtų prisipilti burną vandens
Ir kol burna pilna vandens, reikėtų pramerktas akis, pašlakstyti taip pat šaltu vandeniu. Tai labai gerina regėjimą, netgi atstato regėjimą. Ir regėjimas yra susijęs su pita doša. Jeigu yra pita doša išbalansuota, tai yra ugnies, jeigu doša yra išbalansuota, mūsų regėjimas strinka ir turime tam tikras problemas. Todėl akis, pašlakstyti atmerktas akis, pašlakstyti šaltu vandeniu yra labai sveika ir tai mus pažadins, pabudins ir nuteiks gerai dienai. Kitas dalykas, ką mes turėtumėm daryti, nusiprausę veidą ir išsivalę savo liežuvį, tai turėtumėm eiti į virtuvę ir pasiruošti pirmasias 2 stiklinės rytinio vandens. Vandenį galima gerti drungną, kambario temperatūros, vėsų. Kas turi vatos disbalansą ir kieno yra vatos doša, tai reiškia, kad žmoguje vyruoja sausumas, kad tame žmoguje tie elementai yra oras ir eteris, pagrindiniai vyruojantis. Tiems žmonėms reikėtų gerti pašildytą vandenį, gali būti šiek tiek sumaišytas su virintu vandeniu, vanduo turėtų būti šiltesnis. Ir vandenį galima skaninti citrina arba medumi. Galima dėti ir tą, arba galima pamaišyti. Vieną savaitę galima gerti su citrina, kitą su medumi. Ką daro citrina? Citrina šarmina mūsų organizmą. Ką daro medus? Medus iš tiesų padeda pašalinti toksinus iš mūsų kūno. Todėl vandenį reikėtų gerti, galima gerti paskanintą arba tiesiog paprastą. Vandens reikėtų išgerti bent 2 nedidelės stiklinės ryte. Taip mes užvesime savo organizmą ir paruošime jį išsituštinimui. Ir pirmąją tą stiklinę, pirmuosius gurkšnius reikėtų perkramtyti. Taip mes savo organizmą taip pat pabudinsime ir jam pasakysime, kad mes jau dedame tarsi pirmąjį maistą, pirmosius skysčius į burną ir jau kad mūsų organizmas užsivestų ir pasiruoštų tuštinimuisi. Žarnyną ištuštinti yra be galo svarbu. Po tų 2 stiklinių vandens turėtumėm iš tiesų eiti į tualetą, ištuštinti savo žarnyno. Kam dar nėra to natūralaus noro tuštintis, reikėtų po kambarį pavaikščioti bent 50-100 žingsnių, galima padaryti kelias jogos asanas. Kodėl taip svarbu rytinis išsituštinimasis? Ajurvedai yra sakoma, kad jeigu mes neištuštinam savo žarnyno ir sėdame valgyti pusryčių, tai yra lygiai tas pats, kas dėti gražiai paruoštus pusryčius į neplautą vakarykštę lėkštę vis dar su likučiais. Dėl to žarnynas prieš sėdant pusryčiauti turėtų būti švarus, būtinai ištuštintas. Kas darosi, jeigu mes neištuštinam savo žarnyno, mums gali skaudėti galvą, mes galime jaustis mieguisti, pavargę, gali būti chroniškas nuovargis, gali būti pilvo pūtimas, nuolatinis vidurių užkietėjimas. Dėl to labai svarbu save išsitreniruoti, rytais išeiti į tualetą. Aš su mielu noru jums padėsiu, rašykite man privačiai, patarsiu, kaip tai daryti pagal jūsų kūno konstituciją, kaip pastatyti savo organizmą į tam tikras vėžes, kad kiekvieną rytą išeitumėte į tualetą dar prieš pusryčius. Na ir 4 dalykas, ką reikėtų daryti, tai būtų lengva mankšta. Reikėtų padaryti kelias asanas, lengvai prasimankštinti. Labai tinka saulės pasveikinimas, labai tinka ryte anksti pasveikinti saulę, padaryti kelis pratimus ir galima prieš išeinant į dušą labai rekomenduojama savo kūną ištrinti aliejų. Kūną galima ištrinti aliejų ir 1 kartą savaitėje. Kokį aliejų pasirinkti, taip pat reikėtų pasirinkti pagal savo kūno konstituciją. Vasaros metu labai rekomenduočiau kokoso aliejų arba sezamo aliejų. Sezamo aliejus tinka labiau vatos došai, o visom kitom galima naudoti kokoso aliejų. Ką daro, kai mes savo kūną ištrinam aliejumi? Aliejus iš tiesų įsiskverbia labai giliai į odą, labai drėkina odą, padeda šalinti toksinus iš mūsų kūno ir tiesiog apsaugo mūsų kūną nuo vandens, tas, kuris yra duše, ar ne visada vanduo yra ne tai, kad švarus, galbūt jis yra kietas, ar tiesiog gali kažkaip neigiamai veikti mūsų odą. Dėl to įsitrinimas aliejais yra labai rekomenduotinas ajurvedoje. Na ir po dušo įsimaudimo duše, kas be ko turėtumėm naudoti ekologiškus arba gamtai nekenkiančius produktus, šampūnus ir dušo želė. Po dušo turėtumėm skirti 5-10 minučių
penktajam ritualui, tai yra meditacija arba malda arba kažkokia dvasinė praktika. Sakoma, kad jeigu ryte mes neturime savo tų 5-10 minučių ar 20 minučių idealiai, ta diena yra tarsi prarasta, tą dieną mes tarsi praegzistuojame. Ką daro ir ką duoda mums rytinė dvasinė praktika, iš tiesų ji mus nuramina, sugrąžina į šį momentą, nuteikia labai pozityviai, mes galime išgirsti save, kai nutylame ar ne, kai atsisėdame maldai ar meditacijai ar mantrai. Galima sėdėti lotoso pozai, pasitiesus jogos kilimėlį, galima užsidegti smilkalą, galima užsidegti kažkokią šventintą žvakę ir tiesiog 10-15 minučių pabūti su savimi, atkurti ryšį su savimi, pabūti su Dievu, pabūti su Kūrėju. Tokie yra 5 ryto ritualai, kurie iš tiesų galbūt jums skamba labai paprastai, tačiau jie yra būtini ir labai svarbus, kad mes savo dieną pradėtumėm laimingai, sėkmingai, kad būtumėm nusiteikusios pozityviai, ramiai ir į viską žiūrėtumėm su meile ir su džiaugsmu. Ir tik tai po šitų 5 ritualų reikėtų sėsti prie pusryčių stalo, pusryčiauti. Štai tokia informacija buvo jums, siunčiu jums daug laimės, daug meilės, labai ačiū, kad buvote kartu su manimi, labai ačiū, kad dalinatės, labai ačiū, kad žiūrite ir iki kitų kartų.